Sveiki visi, žiūrintys mūsų YouTube kanalą. Kaip matot, viskas labai lengvai, viskas labai paprasta šį kartą. Turbūt suprantate iš boiliukų peletyčių, kas pas mane ant stalo, ką šiandieną gaudysim. Tai šiandieną tokia daugiau galbūt ne kaip edukacinė laidelė bus, o tokia daugiau pramoginė. Tiesiog nusprendėm šį kartą atvykti į Pikaičių tvenkinį, pagaudyti stambios žuvies, rimtos žuvies ir tiesiog papramogauti, parelaksuoti, be jokių gyvų, be nieko, tiesiog kaip Korsakas sakydavo, švarių rankų politikas žvejyba šitą vadinasi. Tai tiesiog atvykom pasigalinėti su rimta žuvim. Su manim, kaip visą laiką iš telkinį į kompaniją atvyko ir Laimontas. Laimontas jau sėdi ten. Pirmą karpiuką jis jau išsitraukė. Laimis nebūtų laimis, jisai čia, kaip aš sakau, šio telkinio guru. Ir jisai visą laiką sugeba pirmas atsidaryti, prigaudyti karpių, gražių karpių, tai visą laiką stengiuosi su juo čia atvažiuoti, tai kažko visą laiką naujo išmokstu iš jo. Tai kaip tik dabar Laimontas gavo kibimą ir traukė savo antrą karpiuką, galit pasižiūrėti. Karosas? Turbūt. Tai Laimontas sako, kad lygtais ne karpis, o kažkokias smulkesnė žuvis, tikriausiai kad karosas. O šitam telkiny yra ir karosų gražių. Ir karosai tokie nuo 1,5 kilo, tokie standartiniai. Tai greičiausiai, kad čia dabar yra karosas pas Laimontą ant kablio. Tai pažiūrėsim. Jo, ir gražus karosas. 2 kiliukai, tai kaip prisiūta bus. Karosas gražus. Koksai bumbulas. Virginijos tvenkinių karosas. Labai įspūdingas karosas. Bumbuliukai. Jo. Labai faina, graži žuvis. Duoda įspūdingą kibimą, galvoju tikrai karpis užlenkė galą stipriai. Jo, tai žodžiu, šiandien tokia grinai pramoginė relaksinė žvejyba. Čia labai smagus telkinys atvažiuoti su šeima, su draugais, pasidaryti tokias tarpusavio varžybėlės, rungtynės, parungtyniauti. Tai čia labai smagus telkinys, tai tikrai kreipkitės į Virginiją, šio telkinio šeimininkę, kontaktą matysit ekrano apačioj. Tai skambinkit, tarkitės ir tikrai nepasigailėsit. O ką, mes einam žuvauti, bandyti pagauti tą karpį. Aš kol kas dar kibimo neturėjau, Laimontas jau trečias, jo pirmo kibimo nepakirto, o vieną karpį ištraukiu ir dabar karosą, tai reikia kažką blemba daryti greičiau, kad ir man užkibtų. Ką, einam dirbti. builis.
mato čerpoką ir bėga. Va, gražus karosiukas. Karpio nepapuolė, bet va bent jau karosas užkybo gražus. Bėk karosėlį, gyvent toliau. Na va, paeksperimentavom. Gavom kibimą ant 2 kukurūzų. Tai dabar vėl tą patį. Va, 2 kukurūzus užmaunam. Štai va toks masalas. Ir šitas masalas sudomino karosą. Gaila, kad ne karpį, bet vis tiek smagu. Pelėčių biškį patrombuojam ant dugno. Kukurūzas ant viršaus va ir užspaudžiam jaukų. O. Ir viskas paprasta. Nu va, Laimontas ką tik išsitraukė labai gražų karpiuką, veidrodukas. Fainas, tai va atėjau pakalbint Laimio. Laimis gal truputį pakomentuos daugiau, bet ką va pastebėjom iš praktikos, kad kiek esam čia žvejoję ir va šiandieną visiškai pasyvita žuvis Laiminto, va pagautas tik 2 karpis, o sėdim jau turbūt, kiek mes jau sėdėm, beveik 3 valandas ir tik tais 2 karpiai krante. Karosas Laimio 1 ir mano 1 karosas. 2 ištraukti karosai, 2 karpiai ir viskas, daugiau nėra. Kažkaip labai keista, mažai žuvies, mažai tų kibimų. Tai gal Laimontas kažką pakomentuos iš savo pusės. Laimontai, kaip tu galvoji, kodėl taip yra šiandieną? Nežinau. Ir kas įtakoja tą karpį tokį vangų? Kodėl jisai vangus? Iš tikrųjų, nes klausėm ir varžybininkų. Nuo trečiadienio reiškia žvejoja didžiajam ir sugaudė 30 karpių, tai kaip ir nebūdinga šitiem telkiniam. Sunku pasakyti, kibimas kaip ir yra, gal sunkesnė realizacija, bet mažai išėjimų. Čia paprastai šitam telkinį būna daug išėjimų, kada jinai maitinasi. Nors ryte atvažiavom, kraštai burbuliavo, jie rausė. Nebūtų presingas jo, tada galima sakyti, kad tu jau kūne pataikė dar kažką. Dabar, kai nėra presingo, šitas telkinys jis nėra įnoringas. Žodžiu, karpis irgi būna kartais tokia, kaip aš sakau, užsispyrus žuvis kartais pasidaro. Irgi tu jam neįtiksi, o kažkaip va vis bandai ieškoti tų vaistų ir tų bailiukų spalvas bandom keisti, bet aš dabar va kukurūzą užsidėjau, nes ant kukurūzo gavau va kibimą 1 ir karosą pagavau, bet karosą, ne karpį, tai va keista, kad to karpio labai mažai. Tai va nežinau, bandom čia toliau va burt, Laimis bandė ir bailiuką va čia vadėti spalvotą ir viską, bet kažkaip tai nepadeda. Aš labiau pripažįstu peletę, ta prasme, nes jeigu tu jauką duodi peletinį, tai
ant kabliuko turėtų būti peletė tik didesnė, tai jis mažiau, mano manimu, mažiau baidosi, mažiau bijo. Prie bailiukų mes, sutikim, kad jie kaip ir pripratę gauti jau kabliuką nuo bailiuko. Aš dar turiu vieną paaiškinimą, ten karvė maudosi 2 valandas ant kampo, gal jinai Jo, baido? ten iš toliau vieną karvį į vandenį įbridus, ten nežinau, ką jinai veikia. Gal tinklus meta, nežinau. Bet dar draugė vieną atėjo ryžą. Irgi va ten laukia kažko, tai gal tos karvės baido tą žuvį. Nežinau, bet... Rasim dar prieš Jo, bet žodžiu, bandom ieškoti to, kaip Laimantas sako, priešnodžio. Prieš tą karpio nekibimą ir gal jisai sujudės biški po pietų, nes dabar 12 valandų, gal po pietų biški dar oras labiau prašils, gal ta žuvis suaktyvės ir gal tų kibimų turėsim daugiau, tai einam vargt vargelį toliau. Va, Laimantas neiškentė, gavo dar vieną karpio nuėjimą. Ten matyt pas jį labai daug yra kliuvinių, valų gal paliktų. Tai gauna kibimą ir matyt ta žuvis į tos valus ir nebeištraukia. Tai Laimantas keičia lokacijos vietą, nešasi kitur gaudyti, ieškoto žuvies. Gal ten bus biški sėkmingesnė ta vieta. Čia aišku irgi vieta yra labai gera jo, tokia kaip kišenė, tokia didelė, tokia krūmų siena. Ir va ten grinai palei tą krūmų sieną tik įleido šėryklą ir kliovas yra, bet realiai su ištraukimu yra bėda. Iš karto nutrūksta, tai vat keičiama lokacija, žiūrėsim, kaip bus su realizacija, ne Laimi? Ja. Tai va, žiūrėsim, kaip jam seksis toliau. Va, mūsų operatorius irgi befilmuodamas mumis, meškerę buvo užmetęs irgi, va, gavo kibimą, bet sako, kad nedidelė žuvis, tai greičiausiai bus karosas. Va, ir operatoriam pasiseka. Donatai, pamojuojam. Va, koks karosiukas. Iškabysi. Ant bailiuko. Gražus karosas. Ir atgalios. Va, ir visi skirtingais masalais pagaunam, tai yra kas ant bailiuko plaukiančio, kas ant peletės skęstančios, žodžiu, nesuprasi, ko šiandien žuvis nori. Toks vaizdas, kad pataikė, jeigu palei nosį, arba ten plaukia pro šoną netyčia, užkibo, tai pagavom. Bet kad konkrečiai ant vieno kažkokio tai masalo konkrečiai kiptų, tai nėra taip. Va dėl to ir yra sunku tokiose žvejybose gaudyti žuvį, nes nežinai, ant kurio masalo jinai gali užkipti. Bet burtininkaujam, va kažką išbūrėm. Tai va bandysim burti toliau. Va, panašu, kad mūsų operatorius Donatas gavo gerą kibimą ir panašu, kad karpis. Ir gražus karpis. Va. Geras karpėkas. Gerai, op, jau pavargo. Всё, yra. Va.
paršiukas. Pagaliau ir man nusišypsojo laimė šiandien. Gražios žuvys. Veidrodinukas. Jo, šitas gražus. Jau čia pitakas plius. Ką čia duoti, va gerbiami žiūrovai, baigiam pasirodymą šios dienos mūsų trijulės, kartu įskaičiuojant ir operatorių, tai va paskutinė žuvis, nes jau pradėjom pakuotis daiktus ir va, sakiau, užmesiu paskutinį kartą meškerę, tai va ir paėmė man. Ir greičiausiai pagal traukimą tai karpiokas bus, nes labai jau priešinasi ir greičiausiai bus mergaitė, nes laužosi. Nenori lipti į krantą. Jo, žūklė šiandien labai sunki, bet jau kai užkimba, tai užkimba veršiukas. Kai visada visas veiksmas vyksta prie kranto. Paskutinis šios dienos karpiukas, ūsuotasis. Va, tikrai gražios žuvys. Ką, leidžiam jį atgal ir sakysim viso gero iki kitų kartų. Ką va, paskutinių karpių ištrauktų baigiam šiandienos mūsų poilsinę tokią žūklę, galima sakyti, nesportinę grinai, nes šiandieną nei tempo nebuvo, nei tų žuvies daug buvo, o tiesiog grinai tokia relaksinė žvyba. Ir ką va su Laimiu pastebėjom, kad šiandieną, nežinau, prieš 2 metus, kai gaudydavom, nu tai atvažiuodavai po 10 karpių kaip minimum ištraukdavai. Šiandieną rezultatas pas mane 2 karpiai karosas,
pas mūsų gerbiamą operatorių Donatą irgi 2 karpiai ir kiek karosų? 2 karosai, pas Laimontą karpių 3. 4 karpiai ir karosų ten gal kokių jo irgi neskaičiavom net. Tai žodžiu labai sunkiai ir ką Laimontas sakė, kad turbūt tie karpiai jie ūgtelėjo gerai, Tiesiog proto įgavo aišku. nuo to, kada mes pradėjom čia gaudyti, sakykime, su varžybom, mes pagaudom 2 kg karpių, šiai dienai jie palei 5 plius. Jo, visi šiandieną tokia vidutinis karpio svoris 5 kg. Tai ta prasme, jo racionas jau, reiškia, reikėtų galvoti turbūt jau šiek tiek varžybiškai. Reiškia, racionas keičiasi, nes žuvis auga, tuo labiau jinai užaugo, gavusi kabliukų tikrai ne vieną. Tai reikia bandyti jau jį apgaudinėti, nes, sakykime, taip kaip anksčiau, jeigu tu užsijaukinai tašką, jis ten žino, dabar ne, dabar gaudasi tiesiog kaip ir didžiajam pavienis karpis, bet aš manau, nusiseko žvejyba. Ta prasme, bet jos paieškoti reikėjo, nes taip. Momentais atrodo bandai palei krūmą kažkur, kur anksčiau bent jau prieš metus laiko, kai gaudom, grinai žinai, kad krūmas palei krūmą mes pagausi. Ne velnio, dabar jau taip nebėra, jau turi ieškoti tokių vadinamų kišenių, taip. Kur įmetei, bet jeigu gavai kibimą greitą, tai ne faktas, kad tu ištrauksi, nes jisai, kaip dabar Laimonas sako, jie ūgtelėjo, paprotingėjo, jie iš karto į tos krūmus neša. Ir šiandieną, nežinau, Laimi, kiek, kokius 5, gal 6 tokius karpius tu palikai tiesiog krūmuose. Net keičiau vietą, ta prasme, nes, tiesiog, arčiau po krūmų pakiši, bet jis ant tiek gudras, kad jis pirmas pakiša tą viršūnę sulenkęs, jis jau po krūmų sėdi, ta prasme, tai netgi reikėjo keisti vietą. Jo, nes Laimis persikraustė, man sėdėjo iš kairės, paskui jau spjovė, persikraustė man iš dešinės, kur krūmų mažiau Bet aš manyčiau, kad vis tiek šiai dienai tai telkinys toks kaip pramoginis numeris 1. Karoso tikrai pasigaus, jeigu tikslingai gaudant karoso, čia galima net varžybiškai, sakykime, tai jo neatsiginsi. Tai jie netgi reikėtų kažkaip eliminuoti, o jeigu taip mėgėjiškai, tai tikrai pamaišius marcipaną kokį ten nors mūsų, ne? Jo, manau, kad karosas atsistotų iš čia, karosas įspūdingas, kilograminis, plius tokie. Pusantriniai tokie karosai, standartiškai tokie, jeigu lenkia, tai jau lenkia. Ta prasme, telkinys, jis po šiai dienai jis tikrai yra įspūdingas. Grinai pramoginis, bet ir grinai toks ir varžybinis, jisai tinka, tai kas tikrai norėtumėt atvykti čia pažvejoti, papramogauti su šeimom, galima ir su nakvynė, ten toliau yra vietų pasistatyti ir palapinė, ir krantas gražus, tai tikrai galite atvykti, skambinkite Virginijai šeimininkai, telefonas ekrano apačioje bus, rašykit Virginijai į Facebooką, susiradę, tikrai susitarsit, atvažiuosit, papramogausit, be žuvies tikrai neliksit. Pasižiūrėkit mūsų beje kelis video ir tikrai iš tos video susirinksit info, ant ko reikia gaudyti, kur reikia mesti ir kur to karpio ieškoti ir tikrai 100% pagausit. Ir galų gale, jeigu turit kažką pažįstamo iš arčiau sporto, pasiklausti tikrai pasakys. Jo, netgi pas šitą Edgarą iš žvejybos reikmenų, nueikite į parduotuvę, jisai tikrai jums parekomenduos ir jauką, ir pasakys ant kokio bailiuko ar ant vafteriuko, kokią spalvą uždėti, jisai jau čia irgi žvejos ne vieną kartą. Tikrai net laimėjęs yra. Ir yra laimėjęs ir varžybų, tai tikrai jums parekomenduos gerus jaukus, gerus masalus karpiai pagauti, taip kad prašom važiuokit, geri orai, dar vasaros liko visas mėnuo ir rudenį čia gerai. Ir dar rudenį ir visas rugsėjais, realiai jeigu būna šiltas, tai čia to žuvies gali prigaudyti kokios tik nori. Taip kad, ačiū visiems, kas mus palaikot, ačiū visiems, kas mus laikinat ir ačiū tiems, kurie mus prenumeruojat. Ir iki kitų susitikimų. Ir ačiū mūsų nuostabiam operatoriui Donatui. Jo, pamiršom operatorių Donatą, šiandieną jam irgi labai nuskilo, labai pasisekė, irgi pagavo irgi gražios žuvies, sakė, pirmą kartą gyvenime tokius karpius traukiau, sako, buvo prieš tai jo didžiausias karpis 3 kg, bet šiandieną tie veršiukai tai irgi Ta prasme, tai irgi kaip įrodymas, kad žmogus nespecializuojasi karpių žvejyboje, bet irgi sugebėjo pagauti jo, irgi smagu buvo žodžio visiems. Tai ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Viso.